Žiūrėkit, Teltonika, Oksipit ir Solitek iš to gauna konkrečią naudą. Teltonika 14 milijonų eurų, šalia viso žalos Lietuvai, Oksipit 3,5 milijono, Solitek 8 milijonų eurų paskolą gauna. Konservatoriai bėga nuo Euronews, kai yra paklausimi apie tai, kas paremė. Gerbiama Ingrida Šimonytė, jūs paremė Oksipit, 4 akcininkai suskaičiavo žmonės, kad paremė 14 000 eurų. Solitek jūs taip pat paremė, nors ir mažesnė suma, paremė ir Paviljonį. Čia kalba eina apie 2019 metus, taip? Šiais metais, 24 metais, prezidentą Gitaną Nausėdą paremė 18 000 beveik eurų suma Teltonikos savininkas. Tai mano klausimas yra, kad čia ne jokia vertybinė politika, o tiesiog politikų naudos politika, kuri sukėlė žalą Lietuvai. Ačiū, visi atsakymai. Taip, ponas Nausėda, prašau, jūs pirmas, paskui Ingrida Šimonytė. Teltonika investuoja į naujasias technologijas. Jeigu Vėgėlių šeima neinvestuoja į naujasias technologijas ir yra priversta dirbti aplinkinėse rinkose, tai čia jūsų šeimos problema. Iš tikrųjų, noriu pasakyti štai ką. Per tą laiką, ponai, neužstrikime 3 metų ar 2 metų senumo įvykiuose. Per tą laiką įvyko labai daug rimtų dalykų. Ir Kinijos vaidmuo šiandieninėme kare prieš Ukrainą yra ne paskutinės reikšmės dalykas. Kinija šiandien yra de facto Rusijos sąjungininkas kare prieš Ukrainą. Ir mes sakom, kad ne, žiūrėkite, pragmatiškai mes čia realpolitik darykime su Kinija. Atsipeikėkime, Kinija šiandien yra pavojinga daugeliu požiūrių, tame tarpe ir formuojant labai aiškias tiekimo grandinės. Jeigu mes norime gaminti savo dronus, tai mano potencialus gamintojai sako, o kaip bus su kiniškais elementais, be kurių mes dabar šiandien neišsiverčiame. Ir čia yra labai aiškus saugumo klausimais, todėl suprimityvinti visą diskusiją iki ekonominės diskusijos yra be galo nesakyčiau. Ačiū. Replika 30 sekundžių, Ingrida Šimonytė, prašau. Na, aš tikrai džiaugiuosi tuo gebėjimu įvertinti žmonių įžvalgą, kad jie 19 metais žinojo, kad aš vadovausiu vyriausybei dabar ir kad bus priimti tokie sprendimai. Čia tiesiog fantastiškas įžvalgumas. Šiaip aš apie tą poveikį priekybai norėčiau pakalbėti. Kinija niekada nebuvo Lietuvos eksporto partnerė tokia, kokia matytųsi valstybės duomenų agentūros eksporto lentelėse, bent jau tarptų išvardintų šalių. Importo buvo, bet importas paradoksaliai per visą šitą laiką nuo 20 metų padidėjo 1,5 karto. Tai štai vat jums ir sužlugusi tarpusavio priekyba. Man atrodo, keletas dalykų buvo paminėta, bet aš vis dėlto noriu akcentuoti. Kitos visos atstovybės buvo įsteigtos seniai. Ir galbūt čia ir buvo tas, kad atsirado dar viena šalis, kuri nori po labai ilgos pertraukos atidaryti atstovybę ir žinoma, kad tai nebuvo galbūt labai malonus sprendimas. Dar vienas dalykas, kuris svarbus atsirado per šitą laiką, ES tam tikra bent jau politika prieš ekonominį spaudimą, kurios gali būti taikomos mažų valstybių narių atžvilgių, kartais interferuojant ir į tai, kas yra ES suvereni politika. Ir tai, kad šita diskusija ES prasidėjo, manau, kad irgi yra labai svarbu. Ir mūsų nuopelnas čia yra. Taip, ačiū, ponas Vėgėlė, prašau. Aš tiesiog reaguoju į prezidento Gitano Nausėdos reakciją. Tai noriu pasakyti, aš nežinau, iš kur jūs turi duomenų, bet jokia su mano šeima susijusi įmonė neveikia. Nei Rusijoje, nei Baltarusijoje ir laikosi, jūs taip leptelėjot, ir laikosi ūkio santykių. Aš sakiau aplinkinėse rinkos. Aš apie tas aplinkinės rinkas kalbu. O kur? Neaplinkinės? O jūs, tai yra problema veikti, pardavinėti prekes į kitas rinkas? Ne, tai ne problema. Į Švediją, į Suomiją čia problema? Tai ne problema, bet jūs, kuomet sakote, kad Teltonika gauna pelną iš Taivano, pasidomėkite, kokiose valstybėse Teltonika dirba ir su kokiomis ES valstybėmis turi santykius. Tai yra pasaulinė kompanija dirbanti labai plačiai su panašiai mąstančiomis valstybėmis. Aš Teltonikos visiškai, aš vis tiek turiu 20 sekundžių. Aš Teltonikos nekeliu kaip apie verslą klausimą, aš keliu apie politikų skaidrumo klausimą, ne Teltonikos. O dėl gerbiamos Šimonytės mano reakcija yra, tai neapsimetinėkim, 20 metais Lietuvos Taivano forumas įkurtas. Tais pačiais metais, kaip yra paremiamas Paviljonis jūsų. Tai reikėtų kalbėti, ko gero, apie Taivanas. Ir dar vienas aspektas, Taivanas pats prisipažįsta, kad tiekia įrangą gaminančią ginklus. Tai šiuo metu. Tai reikėtų apie tai irgi pagalvoti ir apie tą vertybinę politiką labai daug neskalbėti.